dvejojate, ar skiepai yra saugus? Vakcinos jau 200 mečius saugo žmonės nuo įvairių užkrečiamųjų ligų. Per tą laiką jos įrodė savo naudą, padėjo suvaldyti ne vieną ligos protrūkį ir apsaugoti milijonus žmonių. Pats vakcinų kūrimas yra griežtai prižiūrimas procesas. Sukūrus vakcinas atliekami kelių etapų klinikiniai tyrimai. Juose dalyvauja tūkstančiai savanorių, siekiant įsitikinti, kad jos yra saugios ir veiksmingos. Taip pat siekia nustatyti, kokios dozės optimalios ir kokie galimi šalutiniai poveikiai. Tik visus patikrinimus sėkmingai praėjusios ir kokybės bei saugos kriterijus atitinkančios vakcinos yra patvirtinamos Europos vaistų agentūros ir jas leidžiama naudoti. Todėl Lietuvoje visos naudojamos vakcinos yra saugios. Be to, esamų vakcinų sauga ir toliau stebima, o kiekvienas nepageidaujamas reiškinys registruojamas ir tyriamas. Pranešti apie nepageidaujamą vakcinos poveikį galima tiek savo gydytojui, tiek ir tiesiogiai per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto svetainę.